Ar prisimenat, kada jūsų tas požiūris pasikeitė, kada jūs supratote, kad ne piniguose laimė? Neprisimenu tiksliai tos dienos, bet požiūris, kaip sakiau, keičiasi ir mes labai, kiekvienas žmogus keičiasi, kai su kiekvienais metais turbūt ar su kiekviena dekada pragyventa keičiasi požiūris. Ir jeigu iš pradžių dirbi dėl to, kad tiesiog patenkintum savo poreikius, vėliau nori galbūt pasirūpinti savo šeimą, pasirūpinti savo tėvais ir kad tavo vaikai būtų irgi aprūpinti, tai dar po kelių laiptelių pinigai nustoja egzistuoti. Jie neteikia ten jokio nei kažkokio tai pasitenkinimo ar kažkokio tiesiog Įrankis. Įrankis, tai yra, čia tas pats, kaip įsivaizduokit, tai yra kasti tranšėją rankomis ar kasti tranšėją su ekskavatoriu. Yra skirtumas. Yra. Lygiai tas pats čia. Jeigu jūs turit nedaug pinigų, tai jūs tranšėją kasat su rankomis. Jeigu turit pinigų daug, tai tada kasa ekskavatorius. O jeigu turit labai daug, tai ekskavatorius yra išvis išmanus, be to operatoriaus, mašinisto, jis pats viską užprogramuoja ir jis nuo taško A iki taško B iškasa tokio ilgio ir tokio pločio tranšėją, kokio reikia gylio. Gerai, bet ar jūs prisimenate tą jausmą, kuomet uždirbat savo pirmą milijoną? Vat kai, žinot, visi siekia uždirbti tą milijoną. Taip. Koks jūs jausmas aplankė, kai jūs pamatėt, kad jums pavyko, jūs turite tuos pinigus? Turėjot anglį, turėjot šaltą vandenį, bendrabutį su 3 kambariokais ir štai milijonas. Koks tas jausmas uždirbti pirmą milijoną? Aš gal pasakyčiau, kad čia nėra gal tokio jausmo, apie kurį jūs čia taip emociškai pateikėte, nes aš neturėjau tokio tikslo, kad uždirbti ten milijoną ar tapti milijonierium. Niekad jo neturėjau ir mane netgi anksčiau šiek tiek erzindavo, kai čia prieš kokią 10, 15 ar 20 metų, kai žurnalistai ten pristatinėdavo ir sakydavo, čia milijonierius. Ten toks ir toks, ar ten, tai aš paprašydavo, kad gal galit mane pristatyti verslininku, o ne milijonierių. Turbūt jį erzino. Niekada neturėjau tokio tikslo ir nemanau, kad tai yra geras tikslas. Aš turėjau visai kitus tikslus, bet labai gerai prisimenu, kai buvo tas pirmas milijonas, kai tai buvo būtent dar tada, kai tuos metalus tenai pardavinėdavom pirmyn atgal ir mums ten reikėjo kažką, rusai veža ir sakau, klausyk, čia reikia nupirkti dar tą ir tą, kiek mes čia turim pinigų ir man buhalteriai ateina ir sako ten skaičių, kurį aš negaliu patikėti. Ir milijonas kažkiek, tai 1000. Wow, sakau, tikrai? Tai ir viskas, bet tiesiog tik pasitikslinau, ar tikrai. bet nebuvo ten tos kažkokios euforijos, kad wow, aš jau dabar čia kažkoks tai labai turtingas milijonierius ar dar kažką. Tai jeigu tokią pamoką duoti žmonėms, nes mes gyvenam kapitalistiniam pasauliu ir daugiausia visi daro verslą tam, kad uždirbti pinigų. Taip. O jūsų būtų patarimas, nes iš to, ką girdžiu, jūsų tikslas ne pinigai buvo, o kažkokie kiti tikslai. Tai pirmas dalykas, tai matot, jeigu nori, kad verslas tau iš tikrųjų gerai sektųsi, tu pirmiausia turi galvoti apie tai, kam tavo verslas yra skirtas. Kas yra galutinis naudos gavėjas? Ką tu darai? Tai aš pavyzdžiui, statau butus, ar ne? Mes statom butus, biurus. Tai kaip aš mąstau? Aš mąstau, kaip man sukurti geriausią projektą? Kaip man padaryti, kad tai, ką aš darau, labai patiktų mano klientui? Aš nuolat apie tai galvoju, o kai pradėjau, bet kaip verslo pradžioj, tai aš iš vis ten dieną naktį galvodavau, kaip sukurti geresnį produktą, kaip sukurti geresnę paslaugą, kaip man įgauti pranašumą prieš konkurentus. Bet čia yra tikslas. Suprantat? Ir jeigu jūs į tai susifokusuosit, jeigu jūs apie tai galvosit dieną ir naktį, jūs laimėsite. Reikia daug analizuoti, daug bandyti, nusiteikti, kad ne viskas pavyks, ne viskas pasiseks. Bet jeigu nepasisekė, ką darai, vėl aš tą patį darau. Aš kovoju iki galo.
aš esu kovotojas, aš pasieksiu savo tikslą. Ir mano tikslas būtent sukurti geriausią produktą, kokį tik galiu aš padaryti. Va šitaip turi būti protas veikti. Ir negalvokite apie pinigus. Pinigai ateis patys. Jeigu taip galvoji, jeigu tu sieki savo tikslo atkakliai, pinigai ateina. Jokių problemų. Bet sunkiausia čia galvoti apie tai, kaip aš galiu sukurti geriausią paslaugą. Kaip aš galiu sukurti geriausią produktą. Ką aš dar galiu padaryti, kad mano produktas, mano paslauga būtų geresnė negu mano konkurentų. Bet žinot, šitoje vietoje aš tikrai sutinku su jumis, bet yra dalis žmonių, kurie pameta. Sėkmė užliuliuoja. Taip. Ir būna, kad jiem taip sekasi, kad po to jie numeta savo tą pirminį tikslą kažkur tai toli, jie mato, kad skaičiai, o eina. Tai gerai, pataupom čia sienas plonesnės, gerai, čia galim biškiai aukštų mažiau, bet čia lubas nuleisim, aukštą damušim, daugiau uždirbsim ir taip, tada prasideda daugiau kvadratų. Mes žinom šitą formulę, matėm daug kartų, kai norima išspausti iš to sklypo mažas sklypelis, jo, ir ant jo kuo daugiau kvadratų pastatyti. Nu ir kas gaunasi? Nu ir šai gaunasi ant galas. Nepamesti savo reikia pirmos minties, kad darai dėl kažko. Pagrindinis tikslas, ne dėl savęs dirbi dėl kitų. Ir jeigu tu šitą suvoki gerai ir susikoncentruoji, viskas gaunasi gerai. Bet tu turi galvoti ne apie save. Tu turi galvoti apie kitą žmogų, kuriam teiki tą produktą arba paslaugas. Jeigu tą galvosi dieną naktį ir be sustojimo, ilgai, netrumpai, viskas pasiseks. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme.